Tai labas visoms ir visiems. Padarysiu 3 variantus. Kas laukia meilės srity Liepos mėnesį. Ir pasirinkit vatkaladą. Ir eisiu iškart prie pirmo varianto. Tai tiesiog laikinkit, dalinkitės, nežinau. Dalinkitės, laikinkit, padėkit mano kanalui augti. Tai pirmas variantas bus. Kas laukia meilės srity pirmo varianto. Pabandysiu daryti be signifikacijos arba be dabartinės situacijos. Pažiūrėsim, ką kortos tiesiog pačios atrodys, parodys, tai yra. Tai va, čia yra žmogus jau pasirinkime stovintis. Besirenkantis jau kažkokiam tikriausiai, arba jūs esat kažkur užsiregistravęs, arba tiesiog šiaip turit gerbėjų, jaučiat iš visų pusių žmogus, kuris arba yra bendravime su lazdų riteriu. Šiaip man tos kortos nelabai patinka, nes jos nelabai kalba ir kažkaip aš su jom vis nesusidraugauju. Tai va, tai stovintis žmogus jau pasirinkime ir gali būti čionais ir vyras, ir moteris, gali būti, kad jūs esat pats. Būtent šitoj pirmam variantui, arba gali būti, kad tiesiog moteris, kuri yra bendravime su tokiu žmogum, kuris yra gan toksai impulsyvus, šiek tiek nesusitvarkantis su savo emocijom, šiek tiek toksai spontaniškas, toksai gali būti sportuojantis kažkur tai, kadangi šitie vyrai yra dažniausiai tokie judantis į priekį, tokie sportuojantis, gali būti svajojantis apie savo verslą, bet dar nedaugęs link to. Tai čia, kaip ir minėjau, gali būti ir vyras, gali būti ir moteris. Na, daugiau pasakyk. Tai čia vat aiškiai dabar jau rodo, kad gali būti moteris, kuri yra, tarkim, kažkokiuose karminiuose pasirinkimuose ir svajojanti apie santuoką, svajojanti apie čia gali būti jų ilgalaikis bendravimas. Karma visą laiką yra toks dalykas, tai sakoma, ką pasėsi, tą ir pjausi. Tai karma čia būtų toks karminis pasirinkimas, kur jūs jau esate, tarkim, bendravime kažkokiam tai jau ilgesnį periodą. Šiaip labai neįsiu į tas energijas, nes nenoriu labai būrimo daryti to ilgo, tai tiesiog moteris gali būti vandens ženklo. Čia tai vandens ženklas būtų vėžys. Tai vandens ženklas būtų vėžys, skorpionas ir žuvis arba žuvis. Tai, bet kaip visą laiką kortos, sakau, kortos horoskopų nežino, nes horoskopai yra sukurti žmonėms, ne kortoms. Kortos visą laiką skaito energijas. Tai moteris būtų tokia jautri, gali būti dirbti, tarkim, su
visokiais sunkumų turinčiai žmonėm. Tai gali būti, kad dirbti ir seselė, tarkim, dirbti su ligoniais, arba apskritai mėgstanti pasirinkti ir gelbėti visokius ten žmonės, šunis ir panašiai, iš tokių, žodžiu, tokia besigailinti, labai empatiška, labai tokia šeimyniška, labai besirūpinanti visais, kartais gali būti netgi perdėtai besirūpinanti. Tai va, ir kas jūsų laukia šią vasarą meilės srityje? Aš matau, kad meilės srityje, jeigu jūs esat kažkur užsiregistravusi ir kažkur, tarkim, ar kažkokiam pokalbį su kažkokiu, galit netgi jaunesniu žmogum, kadangi jūs patikritot kaip vandens ženklo, man čia krenta toksai lazdų riteris, tai žmogus jaunesnių energijų būtų. Žmogus jaunesnių energijų gali būti, kad jūs jau, kaip ir minėjau, man čia rodė karma, tai jūs jau esat kurį periodą ir nėra taip, kad tas žmogus, tarkim, ateitų iš nežinios. Jeigu jūs, tarkim, nesat kažkokiam pokalbį, tai jūs turėsit kažkokį būtent pokalbį su šituo žmogum. Jisai ateis į jūsų gyvenimą toksai jaunesnių energijų, nebūtinai jisai gali būti jaunas, bet jisai gali būti tiesiog jaunesnių energijų negu jūs. Ir tiesiog jūs turėsit pokalbį su tuo žmogum, jeigu jūs nesat pokalbį dabar, tai jūs ateis pokalbis. Jisai tiesiog parašys jums, arba paskambins, arba tiesiog turėsit pokalbį, bet su šituo žmogum jūs tą žmogų žinot. Tai nebus taip, kad jūs nežinot. Šiaip jūs esate dabar tokioj nežinomoj situacijoje, visiškai nežinomoj, pasimetusi savo jausmuose ir netgi truputį užstrigusi iliuzijose. Tai tiesiog būkit gan atsargi, iš tų iliuzijų laikas būtų išeiti. Aš matau, kad eisit į tokį, bandot eiti taip lengvai ir paprastai ir norėtumėt to lengvumo, tokio paprastumo, norėtumėt, kad santykiai būtų lengvi ir paprasti, bet jie dažniausiai jums jūsų gyvenime nėra. Ir dažniausiai ateina žmonės, kurie yra tiesiog ne jūsų energijo. Aš matau, kad jūs būsit užsiėmusi tam, kas, tarkim, vienos lyties esat savo lyties atstovė arba atstovų domitės, tai irgi turėsit puikiausią pokalbį. Aš matau, ateina pokalbis pas jūs ir labai puikus pokalbis, ta prasme, tikrai pokalbis aiškus, ta prasme, šitas pokalbis atneš jums aiškumą, atneš tokią visišką švarę, tokią tikrą komunikaciją, žodžiu, viską iškomunikuosit, ko norit ir ko nenorit, ir pereisit į pasirinkimą, būtent į pasirinkimą jausmuose. Tai kas čia domisi vienos lyties, ar ne, atstovių arba atstovė. Dabar taip, kas esat tradicinių pažiūrų? Kas esat tradicinių pažiūrų, tai čia vėlgi kortos sako, kad pas jūs ateina vėlgi truputį jaunesnių energijų, bet ne tokių jaunesnių energijų, jūs labai daug galvosit, labai daug, ta prasme, jūs nepasirinksit to žmogaus, su kuriuo jūs būsit pokalbį, to žmogaus, kurio jūs turėtumėt, tarkim, kad ir esat pasirinkime ir jūs, tarkim, galvojate apie tą žmogų, ar ne? Jūs galvojat būtent apie tą žmogų, kuris ateis iš praeities ir su kuriuo iš praeities jūs turėsit pokalbį. Bet kadangi su šituo žmogum, aš matau, bus labai daug neaiškumų, labai daug tokių užstrigusių įvairiausių situacijų. Čia gali būti netgi toks dalykas, kaip kad
šitas žmogus galėjo būti netgi dvilypiuose santykiuose ir jeigu, tarkim, jisai buvo dvilypiuose santykiuose ir jūs žino, tai jūs tikrai nepasirinksit. Ir man akivaizdžiai kortos rodo, kad čia žmogus tokiam kaip ir pasilinksminime buvo. Tai jisai nežiūrėjo labai ten atsakingai į santykį ir jisai, ta prasme, rinkosi iš dviejų moterų ir kuriam moterį jisai pasirinko, tai tikriausiai tikrai ne jūs. Tai pas jūs ateina visiškai kitas žmogus, apie kurį jūs irgi labai daug svarstysit ir labai daug galvosit. Tai labai daug galvosit ir, ta prasme, galvosit, ar jūs tikrai norit su tuo žmogum būti ir ar tas žmogus yra jums skirtas ir ar jūs norit jį rinktis. Bet aš matau, kad tas žmogus ateina su meile, jisai ateina su davimu, jisai ateina su jausmais, jisai ateina su tokia labai atvira, labai netgi atvira širdim į jūsų gyvenimą. Nors jums tai bus galvos skausmas ir jūs bandysit galbūt netgi išeiti iš šitų santykių, kad apsaugoti save, nes labai daug bus minčių apie būtent šitą santykį, bet vis tiek nuspręsit, aš kaip matau, jūs su juo būti ir nuspręsit pabandyti eiti į santykį. Ir kadangi jūs esat visiškai vienodų energijų, tai jums neturėtų būti tikrai labai sunku, nes jūs pati man krentat dabar jau santykiuose kaip tokia mylinti, empatiška moteris. Ir tiksliau, ne tik tai santykiuose, bet ir prieš tai jūs man kritot. Tai tarkim, jūs man krentat mylinti, empatiška moteris ir jūs einat į santykį su šituo būtent vaikinu. Ir šitas vaikinas, jie, kaip aš visą laiką sakau, Knight of Cups, jie gali būti, jie atrodyti gali labai nerimtai, jie gali tokie būti tokie širdžių ėdikai, bet šitoj situacijoje tikrai ne. Jisai bus duodantis, jisai bus norintis eiti į santykį ir jisai tikrai bus pasiruošęs santykiui. Ir tarkim, aš matau, kad čia moteris eis į pasirinkimą, moteris labai daug galvos, būtent moteris rinksis, ne vyras šiuo atveju. Ir moteris labai daug galvos apie santykį. O vyras jau eis, jeigu tarkim ateity, tai aš akivaizdžiai matau vėlgi, kad vyras jau eina tikrai su labai gerais ketinimais ir jisai eina su labai gražiais pasikeitimais jūsų gyvenimą ir ateina su pasikeitimais jūsų gyvenimą, kai jūsų gyvenime viskas apsivers, ne tik tai jūsų gyvenime, bet ir jūsų aplinkoje, ta prasme, viskas pasikeis ir jūs tikrai sukursit labai puikų santykį ir tai įvyks artimiausiu metu. Tai va, ką dar? Na, kažkaip daugiau. Čia galit netgi į kelionę kartu vykti. Tai žodžiu, čia gali jums netgi kelionę nusimatyti. Tai tiek pirmam variantui šiai vasarai, Liepos mėnesiui. Aš tikiuosi, kad išsipildys, nes variantas tikrai labai neblogas. Tikrai labai neblogas variantas. Na, neatsimenu, kokias aš šitas kortas sudėjau, bet tas, kas pasirinko Granny's Postcards, tai čia bus būtent antras variantas, nes aš nebežinau, kad aš ten tas kortas sudėjau, kažkaip neįsidėmėjau, padėjau ir viskas. Tai va. Tai einam iškart prie antro varianto, kas antram variantui. Kas antram variantui Liepos mėnesį. Tai va šita kaladė, kas pasirinkot, tai aš einu prie antro varianto su šita kaladė. Aš nepamenu, kaip aš sudėjau kalades. Tai jeigu kažką sumaišiau, tai labai atsiprašau. Antras variantas. Kas antram variantui?
Čia taip, čia antram variantui, čia jūs galit būti santykiuose, jūs jau galit turėti santuoką, jūs galit būti tiesiog santykiuose, bet tokia situacija, kad jūsų santykiai kliba. Kadangi jūsų santykiai kliba, tai tiesiog trūksta balanso, vienas eina į tą pusę, kitas eina į tą pusę, ta prasme, du žmonės. Ir kažkokie nesutarimai, ir kažkokie tai ginčai, kažkokie tai neaiškumai, bet jūs jau esat santykiai. Santykiai gali būti, kad jūs, tarkim, esat santykyje, tarkim, galit būti santuokoj, galit būti labai ilgą laiką santuokoj, bet situacija yra tokia, kad santykiai tarsi buvo toks etapas, kai jūs ir esat, nežinau, galbūt čia esat susipykę, tokie kaip ir išsiskyrimas kažkoks, kaip ir nebendravimas kažkurį laiką. Ir dabar vėlgi toksai naujas etapas santykių ir vėl toksai nauji jausmai, tarsi jums čia iš naujo eina į priekį. Ta prasme, tarsi ir nauji jausmai vėlgi iš naujo su tuo pačiu vyru, su tuo pačiu žmogum. Kas esat tik tai pradėję santykiai ir esat tokiuose santykiuose, kai irgi nėra balanso ir taip toliau, tai irgi santykiai gali būti lygiai taip pat labai tokie pradiniuose etapuose ir galvojat, ta prasme, galvojat, kaip čia išlaviruoti, kad kažko nepasakyti, kad kažko neįžeisti, bandot būti tokiam santyki, kad ta prasme, kad išlaviruoti tiesiog. Aš matau, kad ir nutylat kai kuriuos dalykus ir nedasakot, ir tarkim, jeigu kažkokie tai ginčai ar kažkas, tai tiesiog trūksta balanso, yra gana sunku santykiuose ir toksai santykis, kai norėtųsi, kad būtų santykis ne tik tai aš privalau, bet noris ir tos ramybės, ir tos jaukumo šilumos, ir ta prasme noris būti pamatytai. Čia gali būti, aš galiu puikiausiai kalbėti ir apie vyrą, nes tarkim man vyrą rodo būtent kortos, čia gali būti ir moteris santykiuose lygiai taip pat. Čia aš kalbu apie abudu. Tai santykiai irgi lygiai taip pat yra karminiai. Ir santykiai karminiai yra gana sunkus visą laiką, nes karma yra toks dalykas, kaip aš sakiau ir pirmam variantui, ką pasėsi, tą ir pjausi. Ta prasme, kai mes pasėjam kažką, tą mes nupjaunam, ką mes pasakom, tą mes turim ateityje, ką mes užauginam, tą mes turim ir tokį mes derlių imam. Tai čia kalbu apie būtent santykius tokius, kurie jau yra žinomi. Tai čia vėlgi gali būti, kad kažkas tai kažką sužinojo, kažkokios tiesos išaiškėjo, galbūt kažkoks flirtas, nes aš išdavystės būtent nematau, bet gali būti kažkoks flirtas ir būtent čia šitoj situacijoje gali būti, kad vyras kažką sužinojo apie moterį, kuri, tarkim, buvo kažkokios, nežinau, gal flirte tik tai, o gali būti, kad buvot ir santykiuose jau su kaip čia pasakyti, 3 asmenų santykiuose, ta prasme, kur tiesiog turit savo vyrą ir vyras žino apie tai, kad jūs turit santykį iš šalies su kitu žmogum, ta prasme,
kad čia jau yra santykiai tokie, nežinau, tokie, kaip čia, dvilypiai santykiai. Tai pažiūrėkim, kas antro varianto laukia. Ir vat būtent čia vyrui yra labai sunku šitoj situacijoje, nes jisai laviruoja, jam trūksta balanso, jisai nežino, kaip išlaviruoti ir kaip išeiti, kaip ta prasme pakeisti patį santykį. Ir tai, kas laukia jūsų santykiuose šią vasarą. Kas renkas? Pasakyk man, kas renkas. Kas čia renkas? Kas čia renkas? Čia tikriausiai moteris meldžias, žodžiu, jinai čia, aš kaip matau, yra santykiuose ir aš kaip matau, kad jinai yra tiesiog tokiuose prisirišimo santykiuose, kur meldžias, kad būtent tas trečias asmuo, kuris yra, arba antras asmuo, su kuriuo jinai turi santykį, kad nežinau, iki galo nesuprantu, ar čia kad būtent tas žmogus parašytų, bet tai čia kaip ir vyras renkasi. Tai vat būtent antro varianto, jeigu tai, tarkim, žiūri moteris, ar ne, jeigu žiūri moteris, tai jūsų laukia su du vyrai. Ateina į jūsų gyvenimą du vyrai ir vienas bus King of Cups, tai čia bus vandens stichijos žmogus, tai vandens stichijos Vėžys, Skorpionas, Žuvis. Ir kitas žemės žmogus, Jautis, Mergelio, Žiragis. Ir čia vat būtent King of Pentacles, tai jisai žemės ženklas, kaip aš visą laiką vėlgi tą patį kartoju, kortos zodiakų nežino. Tai kortos skaito būtent šiuo momentu, kokiose žmonės yra energijose ir būtent kokiose energijose yra šiuo momentu, nes mes galime energijas pakeisti per dieną po kelis kartus netgi ir tarkim, jeigu mes su vienu žmogum kalbėdami galim būti empatiški, tokie jautrus, tokie labai galvojantis apie jausmus ir taip toliau, o su kitu žmogum mes galim, tarkim, nuėję į darbą, būti, tarkim, su vadovu kalbėdami, mes galim būti labai tokie žemiški, labai, ta prasme, stabilus, viską apskaičiuojantį, disciplinuoti, santūrus ir tokie siekiantis rezultatų. Tai siekiantis rezultatų, tai čia vat būtų būtent King of Pentacles ir King of Pentacles šiuo momentu galvoja apie ateina arba King of Pentacles šiuo momentu ateina pas jūs su svajonės išsipildymu. Būtent dėl King of Pentacles gali būti tas žmogus, su kuriuo jūsų jau santykis yra sugriuvęs ir su kuriuo jūs esat
nebe kontakte ir jūs su juo nebe kontaktavot kurį laiką, bet tai vėl man krenta karminė korta ir tarkim jūs būtent ir dabar pati moteris išeina. Tai tiesiog karminė korta ir būtent su Ace of Pentacles vyrų jums šitą karminę kortą yra tuo, kad jūs kažkaip galbūt vedėt save ne taip, arba nežinau, gal aš kaip matau, kad jūs, tarkim, buvot santykiuose. Jeigu jūs buvot santykiuose, tai tiesiog jau tas, būtent su šituo žmogum jums yra santykis kaip ir sugriuvęs, pokalbis sugriuvęs. Bet aš matau, kad pokalbis vėlgi atsinaujina, man iškrenta pati geriausia korta. Bet noriu pasakyti, kad netgi jeigu santykis ir atsinaujina, jums čia lengva tikrai nebus. Tai kaip santykiai plėtuosis paskui, žmogus ateina su žinute, ateina su meilės žinute pas jūs, ateina su tikrai su meilės žinute, ateina, ta prasme, su pasirinkimu būtent jūsų ir ateina su planais, bet aš matau, kad čia gali būti su planais jums duoti dar vieną šansą. Duoti dar vieną šansą, bet jums bus tikriausiai labai akivaizdžiai pasakyta, kad jūs turite rinktis arba vieną pusę, arba kitą pusę ir kad šitas žmogus tikrai nenorės ir nesiruoš būti santykiuose, trikampiniuose santykiuose arba santykiuose, tarkim, kaip čia, 2-3 asmenų santykiuose. Tai šitas žmogus nesutiks su tuo. Jisai jums duos ultimatumą ir jūs turėsit rinktis. Tai va, toliau, dėl King of Pentacles. King of Pentacles gali būti jūsų vyras, nes man rodo, būtent, kad jisai stovi prie santuokos. Jisai lygiai taip pat labai daug galvoja, jisai lygiai taip pat yra, čia gali būti šiek tiek būtent King of Cups, aš nežinau, ar aš čia sakiau King of Cups. Tai žodžiu, jisai ateina greitų metų su kažkokiu irgi pasiūlymu, bet būtent pasiūlymu jums pasirinkti arba vieną arba kitą variantą ir šitas žmogus siūlo jums rinktis šeimą. Jisai bandys jūs sulaikyti, bet esmė yra tame, kad būtent iš jo pusės nėra tokio stabilumo. Jisai tikrai jūs myli, yra jausmai ir visa kita. Jisai gali būti toks žmogus, kuris eina būtent į tobulėjimą. Šiais laikais yra šitas sąmoningumas labai populiarus, taip pat kažkas tokio gali būti. Jisai gali, ta prasme, domėtis įvairiausiais psichologiniais dalykais, ką aš irgi matau kortose. Bet šitam žmogui nėra labai gerai su darbais ir nėra labai gerai su finansais. Dar kas yra King of Pentacles, tai King of Cups, aš nežinau, kodėl aš esu strigus ant to King of Pentacles. Tai žodžiu, King of Cups gali būti toksai žmogus, kuris yra šiek tiek užstrigęs savo jausmuose, gali būti užstrigęs ir truputėlį, tarkim, alkoholyje. Šiaip aš labai didelių problemų čia kortose nematau, kad čia būtų problemos, bet kad jisai, tarkim, mėgtų tenai vieną kitą vakarą pašvęsti, tai tikrai taip irgi gali būti. Tai va. Kaip santykiai rutuliosis, aš nežinau, bet kad jūs turėsit pasirinkimą, tai tikrai taip. Jeigu, tarkim, šitą būrimą žiūrėtų vyrukai, tai vyrukai
būtent moteris rinksis iš 2 vyrų. Viskas lieka visiškai tas pats, bet būtent moteris šitoj situacijoje rinksis iš 2 vyrų ir būtent jinai bus savo paskutinio žodžio, arba kaip čia paskutinis žodis bus jos, kaip čia bus būtent šitame santykyje. Tai va toks buvo antras variantas. Pažiūrėkime trečią variantą. Trečias variantas va tokios kortos. Trečiam variantui out of hands. Tai kas laukia trečio varianto meilės srity Liepos mėnesį arba apskritai vasarą? Kas laukia trečio varianto? Trečias variantas, aš iš karto matau, kad jūsų santykiai yra sugriuvę arba begriūnantis. Ir jūs bandot juos tarsi sustatyti iš naujo su King of Cups. Jūs pati irgi esat Queen of Cups. Tai King of Cups yra vanduo ir Vėžys, Skorpionas, Žuvis. Tai jūs abudu esat vienodų energijų, abudu empatiški, abudu esat tokie mylintys galbūt ir gyvūnus ir stengiantis padėti visiems ir tokie, žodžiu, jautrus gan. Ir jūsų santykiai, aš matau, ir nėra, aš nematau griūties, aš nematau čia, kad būtų, tarkim, išsiskirimas, bet jūs esat tokioje situacijoje, kur jau esat prie išsiskirimo. Tai bandot išlaikyti savo ribas, bandot išlaikyti savo atstumą, labai daug galvojat apie tai, santykiai nėra lengvi. Be galo, tikrai be galo daug minčių, be galo daug bandymų, be galo daug, ypatingai moteris, jinai labai daug galvoja, nes moteris tikrai turi labai aiškią komunikaciją, jinai tikrai puikiai žino, ko jinai nori. Matau, kad čia yra ir vaikų, čia jau yra šeima, tai nėra taip, bet aš nematau santuokos. Tai gali būti, kad jūs esat tiesiog, kad jūs gyvenat kartu šeimoje, bet gali būti, kad jūs nesat susituokę. Tai situacija yra tokia. Ir čia yra buvusi kažkokia tai diskusija tarp jūsų. Ir jo, kažkokia tai diskusija. Aš nematau, kad čia būtų visiška santykių griūtis, bet, žodžiu, einama link to. Tai einama link to, paliksiu kelias kortas antram variantui. Ir kas jūsų laukia? Kas jūsų laukia santykiuose Liepos mėnesį arba apskritai vasarą? Čia viskas priklauso nuo to, kaip jūs patys esat pasiruošę, nuo jūsų vidinių energijų. Tai žiūrėkit,
Moteriai tikrai pasirinkimas yra gan didelis, jeigu mes kalbam apie jūsų santuoką. Vyras labai išgyvena, gali būti, kad jisai netgi, tarkim, klimpsta į alkoholį dėl to, kad jisai išgyvena. Jisai gan stipriai išgyvena. Tai jūs to nematot ir jūs to nežinot, bet jisai tikrai jūs myli. Tai jeigu jūs esat susipykę, moteris nemato, bet vyras labai išgyvena dėl būtent šito pykčio. Bet jisai yra ant tiek užsispyręs, kad jisai tiesiog renkasi neiti į, tarkim, susitaikymą. Ir aš matau, kad gali būti, kad tiesiog moteris eis į susitaikymą, bet moteriai, nežinau, ar čia būtent Liepos mėnesį gali būti, kad periodas gali būti gan ilgesnis. Jūs irgi labai išgyvensit dėl šito, bet aš matau susitaikymą su jūsų vyru. Jūs susitaikysit ir jūs susitaikysit tik tai dėl to, kad jūs pati eisit kažką daryti dėl to. Ta prasme, jūs pati eisit į susitaikymą, jūs pati eisit į santykį vėl iš naujo su tuo žmogum, su kuriuo jūs gyvenat ir esat santykiuose. Ir aš matau, kad jums ateina ir aš matau, kad jūs turėsit pasirinkimą dar iš daug vyresnio vyro, kuris rodys jums dėmesį ir jisai bus labai susidomėjęs būtent į jūs. Labai jisai bus susidomėjęs, jisai jaus netgi tokią begalinę trauką, bet ką aš noriu pasakyti apie tą žmogų, jisai gali būti toksai išgėrinėjantis ir gan turintis labai rimtų problemų, ta prasme gali turėti labai rimtų priklausomybių tas žmogus netgi. Ir būtent priklausomybių, būtent alkoholio, tai tiesiog būkit labai atsargi, šitas vyras gali būti vyresnis, jisai netgi gali būti santuokoje, santykiuose su kažkuo kitu. Aš nelabai noriu čia kapstytis, bet vieną kortą ištrauksiu, kas yra imperatorius, nes nenoriu ir taip labai ilgus tos pirmus darau. Ne, man rodo jį kaip vienišą vyrą. Jisai kaip vienišas vyras bus, jisai nebus santuokoje. Tai žodžiu, jisai bus labai susidomėjęs jumis ir esmė yra tame, kad kadangi jisai bus labai susidomėjęs jumis, jūs turit būti atsargi, nes šitas vyras, kaip ir minėjau, gali turėti labai stiprių priklausomybių ir jisai rodys jums dėmesį. Toliau dar vienas vyras, kuris jumis domėsis, tai yra jisai norės visiškai naujos pradžios ir jisai gali norėti tokios pradžios paprastos, žodžiu, viskas turi būti paprasta, lengva ir greitai. Tai šitas žmogus lygiai taip pat jums rodys dėmesį ir jisai norės su jumis eiti į naują pradžią tokia lengva, paprasta. Žinot, kaip, ta prasme, gali būti, kad jisai norės tiesiog lengvų, paprastų santykių ir vėlgi man krenta full. Ir nenorės greitai eiti būtent į tokį rimtą santykį. Jisai nenorės greitų, rimtų santykių. Ar jisai yra vienišas? Jisai čia užstrigė savo, žinokit, šitas žmogus būtent užstrigė savo asmeniniuose išgyvenimuose, būtent dėl praeities ir būtent dėl tos priežasties jisai nenorės eiti į greitus santykius, bet jūs turit būti gan atsargi tiesiog
su abiejais šitais vyrais. Ir tiesiog, tai jie jums rodys dėmesį, aš nežinau, ar jūs tuo momentu būsit santykiuose, aš nematau kažkokios labai stiprios griūties. Jūsų gyvenime. Ir matau, kad čia tęsis, jeigu tai ir bus, tai tikrai gali būti ir šią vasarą, ir tarkim tikrai ne Liepos mėnesį, tai gali tiesiog užsitęsti. Ir va tokios žinios trečiam variantui. Tai jeigu kažkas tai tokio neįvyks per Liepos mėnesį, tai įvyks per kažkokį ilgesnį periodą. Tas, kas klausėsi trečio varianto. Tai bet kokiu atveju, jeigu jūs būsit santuokoje ir jūsų santuoka nesugrius, tai kadangi aš matau, kad jūs susitaikysit su savo žmogum, su kuriuo jūs gyvenat dėl šito kivirčo ir eisit į išgijimą, nors tikrai lengva nebus, aš matau, kad eisit į balansą ir išgijimą, tai tiesiog jums galbūt ir nelabai aktualu, o jeigu ir labai aktualu, tarkim, šita situacija, jeigu ir labai aktualu, tai tiesiog dėmesys mums niekada kažkokios žalos nepridaro. Jeigu jūs pati protingai viską žiūrėsit, tai viskas bus gerai. Tai tiesiog tokios žinios meilės srity trijiems variantams ir sakau sėkmės, gražios vasaros, kaitrios saulės, mėgaukitės vandeniu, mėgaukitės šiluma, nes šiluma baigsis. Žiema yra ilgesnė ir šaltas periodas yra ilgesnis už vasarą, tai tiesiog mėgaukimės tuo, kuo turim, nors tikrai yra labai karšta ir labai sunku pernešti, ypatingai tiems, kurie sėdi ofisuose. Tai yra dar sudėtingesnė situacija, kadangi ventiliatoriai neveikia, bet labai puikiai, ta prasme, ventiliatoriai neveikia, jie veikia, bet jie neveikia labai puikiai, tai tiesiog linkiu gražios vasaros, mėgautis vasarą, mėgautis gyvenimu, mėgautis saulę, jūrą ir viskuo, ką mums duoda gamta ir tiek, ir iki kitų kartų.